Šis skaitimas yra skirtas oro ženklams, tai yra vandeniams, svarstyklėms ir dvyniams. Kalbėsime apie jūsų lapkričio mėnesį, energijas lapkričio mėnesio, ko laukti, ko tikėtis ir kam pasiruošti. Kviečiu jūs labai komfortiškai patogiai įsitaisyti ten, kur jūs esate, pasidaryti kavos, arbatos. Na ir taip atsipalaiduoti, leisti kortoms daryti savo darbą, leisti tai energijai tekėti per šitą skaitimą, tikrai kaip įsileisti šitas kortas į savo energetinį lauką ir leisti joms pažvelgti į jūsų magnetinį lauką, į jūsų energetinį lauką ir pažiūrėti, kas tenais jau susiformavo, iš ko ateina, iš kur jūs ateinate į tą lapkričio mėnesį. Iš ko jūs ir iš kur jūs ateinate. Žiūrime, mano brangieji, žiūrime jūsų psichologinę būseną, jūsų protą, jūsų mintis. Kas šiandien vyksta pas jūs? Kas šiandien pas jūs vyksta? Karalienė kardų, 7 lazdos, atsiskyrėlio korta ir 10 pentaklių. Oras. Jūs, kas liečia protą, kas liečia mintis, ką jūs generuojate, tai yra, jūs esate savo stichijoje, karalienė kardų, esate šitame periode labai savikritiškai nusiteikęs, galvojate, kad, arba jūs prasikaltote kažkam, arba jums kažkas prasikalto. Protus jūs vesi tokią būseną, kada jūs norėsite eiti tokius apmąstymus vidinius, inventorizaciją savo minčių. Tai yra mėnuo, kada generuosite labai daug minčių. Mintis suksis apie namus, jos suksis apie vaikus, jos suksis apie pinigus, apie investicijas, apie remontus, apie pirkimą, pardavimą nekilnojamo turto. Apie tai suksis mintis. Jūs norėsite pats priimti sprendimą. Taip pat jūs galite čianais labai kritikuoti kitus, savo aplinką kritikuoti ir bausti savo namiškius ar žmonės, kurie sups jūs, tokiais aštriais pasisakymais, aštria kritika, cinizmu, bet daugiau kaip skaldysite ir valdysite. Tai yra nubausdami, parodydami, kad kitas ne taip daro, ne tą pasakė, netitiko jūsų lūkesčių, nuvylė jūs, bet jūs galite tai labai išreikšti. Išreikšti ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Kaip jau sakiau, čianais jūs galite netgi nubausti žmogų ir galvosite, kad tai yra išmintinga, kad tai yra geras poelgis, kad jie yra to verti. Dėl to, kad jūs galvojate, turi gyvenimas suktis taip, kaip jūs norite, kad tai, ką jūs darote, būtent tai yra visiems gerai ir jūs šiandien tuo labai tvirtai įsitikinęs. Norėsite viską pati priimti, visus sprendimus pati ir taip pat sukontroliuoti viską pati. Bet viską čianais jūs sakysite, jūs nesirūpinkite, aš už jūs pagalvosiu, ką jums reikia daryti ir aš pagalvosiu, kaip man jūs pastatyti į vietą. Žiūrime dabar jūsų jausmus, emocijas. Žiūrime, ką jūs čianais generuojate lapkričio mėnesį. Bet jūsų jausmai, jie keičiasi, jie apmiršta, jie apšąla. Dėl ko jie apšąla? Dėl to, kad ateina ta teisėja. Teisėja, teisingumo korta, kuri vėlgi, jinai čia vėl baudžia. Tai reiškia, kad jūs galite nusisukti nuo žmogaus, nuo žmonių ir sakysite, aš jūsų daugiau nemyliu, aš jums daugiau nejaučiu jokių šiltų jausmų ir jūs man esate kaip apmirę. Kaip aš išbraukiu jūs iš savo gyvenimo. Gali tai būti, jūs galite išbraukti kažką iš savo širdies. Ištrinti jausmus tiem žmonėms. Kaip viskas, aš daugiau jums nieko nejaučiu, jūs sakote jiems. Jums čia krenta visos didžiojo arkano kortos. Kaip keista, jūs oro ženklai. Jūs kaip ir vadovaujatės protų, bet dar labiau vadovaujatės savo emocijomis, savo jausmais, kas yra labai jums nebūdinga.
Bet vėlgi, čia jūs kaip ir stebina mane tai, ką aš matau, bet kaip ir nestebina. Jūsų čia jausmai yra labai taip pat sukontroliuoti. Jie krenta teisingumo kortą. Tai yra jums teisingi tie jausmai. Jūs galvojate, kad yra teisybė jūsų pusėje, kad taip yra teisinga jaustis. O kam jūs šitaip jaučiate šaltą abejingumą tokį? 6. 6 taurės. Kaip nekeista, jūs galite jausti abejingumą tiems, kurie jūs myli, kurie siekia jūsų meilės, kurie nori jums įtikti ir patikti, kad jūs juos mylėtumėte. Bet jūs aukštai, man rodo, kad jūs aukštai, jūs pakilusi ir jūs sakote, jūs nevertas mano jausmo, jūs neverti mano gerų jausmų, jūs neverti mano meilės. Bet taip man čia rodo kortos. Ir vežimo korta krenta. Vežimo korta tai yra išnekanti, kad jausmai jie ima kitą kryptį. Jie kažką tai čianais. Bet jūs nusprendžiate širdimi išjudinti savo širdį ir jaustis kitaip. Pažiūrėkite, jums vežimo korta einanti į mirtį ir einanti į teisingumo kortą. Tai reiškia, kad jūsų jausmai pajuda iš vietos, taip, jautėte, turėjote labai daug jausmo, ar tai situacijai, ar tai žmogui, ir staiga viskas apmiršta, numiršta, kaip pakeičia kryptį. Ir priedo tai labai būdinga vandeniui, dvyniams ir svarstyklėms. Bet čia yra svarstyklės, teisingumo korta, taip, kaip apsvaršiusi, apsvarstęs, pagalvojęs labai gerai, jūs sakote, ne šita situacija, ar šitie žmonės neverti mano jausmų. Jie neverti, kad aš juos mylėčiau, jie neverti, kad aš jiems kažką tai jausčiau. Tik tai oro ženklams suprasti tokį staigų pasikeitimą. Tai gali būti labai neapgalvotas dalykas, neplanuotas dalykas. Ir ta mirtis tai yra staigus dalykas, kada kažkas trupinėlis po trupinėlio rinkosi, dėjosi į tą pintinėlę. Kaip atrodo tos dulkės, sėdo, lašas po lašo ir akmenį pratašo ir staiga vieną dieną atsikeliate ir viskas. Jūs žiūrite visai kitomis akimis, kaip kad būtumėte naujai atgimusi. Tai čia jūsų jausmai irgi jie apmiršta ir visiškai naujai atgimsta. Jie gali pasikeisti iš meilės į neapykantą arba iš neapykantos į meilę. Atvirkščiai, priėmėte žmogų į savo širdį arba atvirkščiai. Jautėte šiltus jausmus ir staiga nukirtote ir tas žmogus jums tapo visiškai svetimas ir galite praeiti pro jį kaip pro nepažįstamą arba išlikti tik tai labai oficialiai mandagi ir pasisveikinti ir praeiti pro šalį ir tiek, kaip nieko nejaučiate, viskas. Nes teisingumo kortą, kaip faktus surinkote, tie faktai rinkosi gal per kažkurį tai laiką ir dėl to viskas pasisuko dabar kitą linkmę, kas liečia jūsų širdies reikalus. Jeigu jūs esate poroje, kas čia yra lapkričio mėnesį, ko laukti, ko tikėtis, kas čia bus. Jeigu jūs esate poroje, pagrindinė korta yra 7 pentakliai, tai yra kažkoks tai dėlsimas. Tai yra, kada jūs priimate žmogų, jūs jį priimate, jis ateina pas jūs, jis jau atėjęs į jūsų namus, jūs įsileidote į savo širdį jį, tą žmogų, tą savo partnerį. Jis jau gyvena kartu su jumis, galima sakyti. Jeigu negyvena fiziškai su jumis, tai bent jau širdyje jisai su jumis. Ir staiga situaciją, žinote, kaip sustabdote. Bet įsivaizduokite, kaip sukos juostelė ir staiga jinai pradeda suktis labai lėtai ir viskas sustoja. Jūs pastatote ant tokio daugtaškio, nes jums reikia pajudėti. Gal dėl to, kad tai kyla iš tų pasikeitusių jausmų. Jums reikia pajudėti ir čia yra kunigaikštis taurių. Bet žinote, tas ir čionais lygiai taip pat juda. Jūs apšalate, aš dabar supratau, lapkričio mėnesį bus toksai sąstingis jūsų širdėje, jūsų jausmuose, bet paskui vėl jūs prasimušate, vėl jūsų širdis sušyla ir vėl einate meilės link, einate gerų jausmų link, einate į savo partnerį. Geranoriškai nusiteikusi, šiltai, su visa meilė einate į savo partnerį. Visgi tas žmogus, jūsų mylimasis, jūsų partneris, jo dėka
Jisai neleidžia visiškai numirti jausmams, šitiems santykiams. Kad šitie santykiai tęsiasi. Dėka jūsų partnerio, dėka jūsų žmogaus pastangų, dėka jo meilės ar jos meilės. Ne jūsų, bet to žmogaus. Ne jūsų, bet to žmogaus. Jeigu dabar jūs esate ne poroje, kas jūsų laukia, jeigu ne poroje, kas jūsų laukia. Jums krenta tiek 2 kardai, tiek ir 2 pentakliai. Tai rodo apie tokias dvejonės, tai yra ėjimas lynu. Gali būti, kad jūs esate su 2 partneriais, 2 santykiuose. Gali būti, kad jūs esate tarp darbo ir santykių. Ir per vidurį jums yra teismo korta. Teismo korta. Teismo korta irgi yra toksai, vėlgi čia viskas susiveda. Bet oro ženklai, norite ar ne, bet jūs kurį laiką čionais būsite tokioj labai savose sultyse, savoje vienatvėje, savose mintise, savose jausmuose. Kas liečia partnerystę, kas liečia jūsų tą psichologinę vidinę būseną, toks yra truputį nutolimas, nutolstate nuo visų. Dėl to, kad jūs norite kažką čionais apmastyti, pasirinkti iš 2. Arba netgi tai gali būti nesurišta su jūsų partneriu. Gal jūs visai kitų užimta. Gal yra 2 dalykai, 2 projektai, kuriuos jūs turite padaryti. Gal tai surišta su darbo, kur dabar tenais jūsų energija nuteka. Bet tie, kurie yra vieni, jums, man rodo, ne iki santykių šiuo metu. Jeigu ir bus santykiai, tai bus gal keli partneriai ir tokie, žinote, žongliruosite. Tai nebus rimta, bet jūs, va čionais rodo, einate lynu. Jūs einate lynu tarp naujo ir seno, bet daugiau atsisukusi į seną, į senus santykius, negu į naujus. Čia vėl jūs žongliruojate. Ta prasme, jūsų veiksmai, jūs einate pas seną partnerį, rodo. Taip? Arba žmogų, kurį jūs jau pažįstate. Gal senas draugas, senas meilužis, senas pažįstamas. Bet jūsų jausmai ir veiksmai eina į naujus santykius. Jūs dar turite kažką tai šalies. Ar tai vedate kažkokį susirašinėjimą su kitu žmogumi, ar užmezgate naujus santykius. Kaip bebūtų, ar nauji, ar seni, tai yra lengvabūdiškumas iš jūsų pusės, tai yra toksai nerimtas žiūrėjimas, požiūris į santykius arba į partnerius, arba tie žmonės yra neverti, kad jūs rimtai žiūrėtumėte šiuo metu į šitus abudu partnerius. Ar į vieną partnerį, kuris gal yra labai seksualus, labai patrauklus, bet jūs suprantate, kad tai dar ne jūsų žmogus. Kas liečia darbą, kas liečia biznio veiklą. Na, žiūrime, kas šiandien bus lapkričio mėnesį. Arba kažkas labai rodys, čia vėl rodo jūs kaip teisėja. Jūs darbo vietoje galite elgtis labai nekalestingai su savo bendradarbiais arba žmonėmis, kurie yra jums pavaldus. Kaip jūs būsite kaip viršesnė, aukštesnė už juos. Bent jau taip įsivaizduosite, kad jūs galite teisti juos, vadovauti jais ar kontroliuoti juos. Jūs galite klausyti, ką jums sako, su meile. Bet iš kitos pusės visiškai šaltai ir abejingai nevykdyti tai, ką jums sakoma. Čia toksai yra, sakykite man, ką norite, aš darysiu, ką aš noriu daryti. Ir viskas. Darbo vietoje jūs jaustės, kad laimėjote kažkokią tai poziciją, kas liečia, išsipildo jūsų keli norai arba išsipildo jūsų norai. Taip pat gali būti, kad jūs galvojate, kad jūsų veiksmai jums atneš gerų rezultatų. Ar jie atneš jums gerų rezultatų? Taip, jie atneša pinigus. Ką jūs mastote, tą jūs ir gaunate. Jūs gaunate čionais pinigus. Darbas yra stabilus. Ką įdėsite, tą ir gausite.
Kiek jausitės stabiliai darbe, tiek tas darbas jums suteiks ir stabilumo. Kiek jūs galvojate, kad tas darbas yra pelningas, tiek jisai bus jums ir pelningas. Labai priklausys nuo jūsų požiūrio į darbą. Labai priklausys nuo jūsų. Dabar tie, kurie neturi darbo, kas jūsų laukia. Pažas taurių. Čia yra tūzas lazdų. Ir kunigaikštis kardų. Kalavijų, kunigaikštis kalavijų. Jūs susilaukite pasiūlymo pradėti naują darbą, jūs einate stačia galva į jį, sakyčiau, gal net labai taip daug ir neapgalvosite, bet jums pasiūlė, jūs ir einate. Dėl ko? Dėl to, kad jūs to norėjote. Jūs norite greičiau pradėti naują darbą, nes jūs suprantate, kad taip jūs išsaugote savo sveikatą. Gali būti, kad jums pradėjo kenkti sveikatai darbo neturėjimas. Ir va tas naujas darbas, jūs sakote, aš priimu, nežiūrint visko. Ir kas tas sprendimas priimti? Jisai vėlgi, bet tas, kas turi darbą, eina į stabilumą, ir tas, kas neturi darbo, jūs priimdami naują tą poziciją, naują darbą, tiems, kurie bus tas pasiūlymas, taip, tas pasirinkimas jums bus prie širdies. Dabar žiūrime patarimą. Ką jums pataria? Kortos, kas liečia lapkričio mėnesį, koks būtų patarimas. Patarimas šiandien yra saikingumo korta ir pakabintasis. Ir vidury karalienė kardų. Ta situacija, kurioje jūs jaučiatės truputį bejėgė, tai ateinanti situacija iš praeities. Dvilypė situacija, truputį jūs vedanti į tokį beviltiškumą, kaip jūs negalite surasti išeities. Vat, kad ir kiek dedate proto pastangų, kad ir kiek mąstote, apmąstote, dalykas, kaip negalite priimti sprendimo. Ir dėl to truputį į vieną pusę krypstate, truputį į kitą pusę krypstate. Patarimas yra, kad kuo ilgiau nepriimsite sprendimo, tuo ilgiau būsite aukos pozicijoje, tuo bus sunkiau priimti tą sprendimą. Oro ženklai. Kas jūs bebūtumėte, dvynys, vandenis ar svarstyklės, jūsų proto galia yra labai stipri. Jūsų analitinis protas yra idealus. Dėl to reikia jį panaudoti. Dėl to jums ir krenta karalienė kardų tada, kada yra labai sunki situacija. Jums vadovauti širdimi yra gal sunkiau, nėra taip įprasta, tai nėra įprotis eiti į širdį ir ten ieškoti atsakymų. Daugiau jūs turite įprotį eiti ir protą ir ten ieškoti atsakymų. Tai jums ir pataria, ten, kur jūs esate profesionaliausia, ten, kur jūsų yra talentas, daryti išvadas teisingas, daryti tą savianalizę, įjungti tą loginį mąstymą. Tai tą ir darykite. Jeigu esate ar prieisite prie tos aklavietės, kur nežinosite, ką daryti, kur per ilgai neapsisprendžiate, tai sako, jūs panaudokite tai, ką jūs turite, savo protą. Ir eikite tenais ir ieškokite tenais to atsakymo. Ieškokite tenais tos išeities. Bet tenais jūs ir gausite geriausius rezultatus. Taip jūs išeisite. Neužsibūkite per ilgai apsvarstymuose, apmąstymuose. Taip pat, sako kortos, reikia kažką nuspręsti. Pagalvojote, apsvarstėte, padarėte išvadas ir apsispręskite visiems laikam. Nepilstykite iš tuščio į kiaurą, nes tas pilsimas iš tuščio į kiaurą, jisai neduos jums gerų rezultatų. Jums reikia apsispręsti čia ir dabar. Tai tą ir darykite. Linkiu jums tikrai daug labai sėkmės ir geros nuotaikos, gerų švenčių ir iki kito malonaus. Čiau, čiau.